Sveiki, aš esu mokytoja Greta ir šiandienos tema yra įžanga į sinusus, kosinusus ir tangentus. Tai tam, kad ši tema jums nekeltų įtampos, aš pasistengsiu paaiškinti viską kaip įmanoma paprasčiau. Ir ką mes šiandien darysime, tai mokysimės, kaip apskaičiuoti kampo sinusą, kosinusą ir tangentą, žinant dvi kraštines. Taigi pradžioje pradėkime nuo teorijos, kas tas sinusas, kosinusas ir tangentas. Tai skamba galbūt kažkiek sudėtingai ir baisiai, bet tai nėra nieko baisaus, tai yra paprasčiausias santykis dviejų kraštinių, kurios yra stačiajame trikampyje. Tai raktinis žodis, kad tai yra statusis trikampis. Ir visais atvejais tai yra tiesiog santykis. Tai reiškia, vieną kraštinę dalinam iš kitos. Tai kampo sinusas, tai jeigu čia pasižymėčiau kampą A ir jo sinusas, tai būtų kraštinė priešais tą kampą ir dalintumėm iš įžambinės. Tada jeigu norim paskaičiuoti kosinusą, tai pasižymiu tą kampą A, kurio kosinusą noriu skaičiuoti. Ir kosinusas yra kraštinės esančios šalia to kampo, tai jeigu šalia, tai reiškia, kad liečiasi. Ir dalinam iš įžambinės. Ir taip paskutinis yra tangentas, tai kampo tangentas yra kraštinė, kuri yra priešais, iš kraštinės, kuri yra šalia. Tai toksai santykis ir pasimokinkim dabar tą santykį ir apskaičiuoti. Šiandien spręsime šias 3 užduotis ir pradėkime nuo pirmosios. Pirmoji užduotis yra 15. Tai mūsų čia prašo apskaičiuoti stačiojo trikampio ABC kampo A sinusą, kai žinom kraštinę BC ir kraštinę AB. Tai pirmiausia, ką rekomenduoju pasidaryti, tai nusibrėžti brėžinuką. Jisai tikrai neturi būti kažkoksai tai tobulas. Tikrai ne. Toksai schematinis brėžinukas. Ir pasakyta uždavinyje, kad mūsų C kampas yra 90 laipsnių. Tai reiškia, kad čia bus mūsų C raidelė, o kitas dvi tai galiu pasižymėti kaip noriu, bet žymiu iš kairės į dešinę, kad tai yra trikampis ABC. Ir ką mes turim? Mes turim kraštinę BC, čia yra 4,5 ir turim kraštinę AB, tai yra 15. Ką dar vertėtų pasitikrinti? Tai reikėtų pasitikrinti, ar matavimo vienetai yra vienodi. Turėtų būti centimetrai su centimetrais, metrai su metrais ir taip toliau. Tai nusibrėžiam brėžinuką, pasižymėjom kraštines ir dabar prisimenam, kad sinusas kampo A yra ne kas kitas kaip santykis dviejų kraštinių. Kurių kraštinių? Čia turim kampą A, tai kraštinis, kuri yra priešais tą kampą, tai bus BC dalinta iš įžambinės, mūsų įžambinė yra AB. Ir mums labai pasisekė, kad mes šitas kraštinės ir turime, tai reiškia 4,5 dalinsiu iš 15 ir apskaičiavus gaunu 0,3. Ir atsakymas tuomet yra štai toks. Tai pirmą užduotį įveikiam, judėkime toliau. Antroji mūsų užduotis, 15b. Tai ką mes turime? Mes vėl turime tą patį statų trikampį ABC, kur C yra status kampas ir mums duotos dvi kraštinės. Tai yra duota AC, kad tai yra 2 šaknis iš 34 ir AB yra 19. Pasitikrinam matavimo vienetus, centimetrai, viskas gerai. Mūsų prašo apskaičiuoti sinusą kampo A. Ir prisimenam, kad jeigu man įdomus yra kampas A ir jo sinusas, tai man reikia kraštinės, kuri yra priešais, tai yra BC, ir įžambinės, kuri yra AB. Primenu, kad įžambinė tai yra pati ilgiausia kraštinė, kuri yra priešais statųjį kampą. Taigi žiūrim, ką mes dabar turim. Mes turim kraštinę AB, jinai yra 19 cm ilgio, bet mes neturim kraštinės BC.
Bet tai yra statusis trikampis ir mes žinom, kad jeigu turim dvi stačiojo trikampio kraštines, tai galime apskaičiuoti ir trečią pagal Pitagoro teoremą. Tai BC kvadratu bus AB kvadratu minus AC kvadratu iš įžambinės ilgio kvadrato atimo žinomo statinio ilgio kvadratą. Tai 19 kvadratu minus 2 šaknis iš 34 kvadratu. Tai 19 kart 19 yra 361, o kai šaknį turiu kelt kvadratu, tai atskirai keliu skaičių, atskirai šaknį, tai 2 kvadratu yra 4, o šaknis iš 34 kvadratų yra 34. Tai gaunasi, kad 4 kart 34 yra 136. Čia apsiskaičiuojam, gaunam 225. Tai mūsų tada BC yra šaknis iš to skaičiaus, nes mes apskaičiavom BC kvadratu, tai turim dabar ištraukti šaknį ir ištraukę šaknį gaunam 15. Tai mūsų BC yra 15, įsistatau į sinuso formulę ir viskas, ir daugiau nieko negalim čia padaryti, niekas nesiprastina, nes 19 yra pirminis skaičius. Tai mūsų atsakymas yra sinus kampo A 15 19. Judame toliau. Spręsime 16a. Trikampis tas pats, statusis ABC, C kampas yra status, mums reikės apskaičiuoti kosinusą kampo A. Kai žinome dvi kraštinės, tai mes žinom AC yra 1,20 ir AB yra 4. Pasižiūriu centimetrai, labai gerai. Tai mūsų kosinusas kampo A, štai yra kampas A, yra santykis dviejų kraštinių. Kraštinės, kurie yra šalia to kampo, pasiimsiu kitą spalvą, kurie yra šalia, jeigu šalia, tai reiškia, kad liečiasi, ir įžambinės. Šitą reikia žinoti mintinai. Tai šalia iš įžambinės, tai šalia yra AC, įžambinė yra AB. Tai AC žinom, AB žinom, belieka tik padalinti. Padalinę gaunam 30. Čia ir yra atsakymas. Judame toliau. 16b. Tai trikampis tas pats, status trikampis, C kampas yra 90 laipsnių, mums reikia apskaičiuoti kampo A kosinusą. Tai kosinusas kampo A yra, reikia padalinti kraštinę, kuri yra šalia to kampo, tai AC iš įžambinės AB. Ką mes turim? Mes turim BC, 2 šaknis iš 3. Turim įžambinę AB 4. Ką mums reikia padaryti? Mums trūksta AC, nes AB aš žinau, AB yra 4. Mes neturim AC, bet galim ją apskaičiuoti pagal Pitagoro teoremą. Tai AC kvadratu yra iš įžambinės ilgio kvadrato atimo žinomo statinio ilgį. Tai bus 4 kvadratu minus 2 šaknis iš 3 kvadratu. 4 kvadratu yra 16, o kai šaknį keliu kvadratu, tai atskirai skaičių, atskirai šaknį, tai 2 kvadratu yra 4, šaknis iš 3 kvadratu yra 3, tai 4 kart 3 yra 12, čia gaunam 4, tada AC bus šaknis iš 4 ir gaunam 2. Tai mūsų AC yra 2. Čia įsirašom, apsiskaičiuojam, gaunam 1/2 arba pusę. Kaip parašysit, tai bus gerai. Ir čia yra atsakymas. Judame toliau. Sprendžiame 17a. Tai turim statų trikampį ABC, C kampas yra 90 laipsnių, mums reikės apskaičiuoti tangentą kampo A.
Tai tangentas, kampas A pažymėtas, tangentas yra santykis iš kraštinės priešais ir kraštinės šalia. Ir ką mes turim? Mes turim, kad AC yra 10,75, BC yra 4,3. Mums šitų kraštinių ir reikia. Tai įsirašau į formulę ir apskaičiuosiu. Apskaičiavę gauname 0,40, tai ir yra atsakymas. Judame toliau. Sprendžiame 17b. Tai mums vėlgi reikia apskaičiuoti tangento kampo A. Ir tai yra santykis dviejų kraštinių. Vienos, kuri yra priešais tą kampą, kitos, kuri yra šalia. Ir ką mes turim? Mes turim, kad AC yra 3 šaknis iš 2, o AB yra 6 šaknis iš 2. Tai AC mes turim, o BC nereikės apsiskaičiuoti. O apsiskaičiuosim ne kaip kitaip, kaip pagal Pitagoro teoremą. Tai BC kvadratu yra AB kvadratu minus AC kvadratu. Tai 6 šaknis iš 2 minus 3 šaknis iš 2. Pradžiai pasikelkim kvadratu. Tai 36 kart 2 yra 72. 9 kart 2 yra 18. Gaunam 54. Ir BC bus šaknis iš 54. Gražiai nesitraukia, ką daryti. Bandyt galvoti, iš kokių dviejų skaičių gali susidėti 54. Tai 54 žinau, kad yra 6 kart 9, o iš 9 traukiasi šaknis. Tai kai iš 9 ištrauksiu šaknį, gausiu 3, o 6 lieka. Tai gaunasi, kad tai yra 3 šaknis iš 6. Ir grįžtam į mūsų formulę. Čia įsirašau, kas vyksta. Tai čia susiprastina. Ir mums tada lieka šaknis iš 6 dalinta iš šaknies iš 2. Ir ką mes galim padaryti? Mes galim viską užsirašyti kaip bendrą šaknį, kad tai yra 6 dalinta iš 2 pošaknyje. Ir kas tada atsitiks? 6 dalinta iš 2 tikrai dalinasi, gaunam 3. Tai mūsų atsakymas yra šaknis iš 3. Štai ir išsprendėm trečią uždavinuką. Tai šiandien tiek. Jeigu turite klausimų ar yra kažkokia tema, kurią norite, kad aš įrašyčiau pamoką tą temą, tai mielai rašykite į komentarus arba galite su manim susisiekti dabar matomu elektroniniu paštu. Tai linkiu sėkmės ir susimatykime kitose pamokose. Iki.